tai mes tai pasigaminam. O jeigu nori, tai geriausiai, kad reikėtų pas mums pradėti gal dirbti. Dalinam klientam. Jeigu turit kažkokį tai mišką pasiūlykit, gal nupirksim, sudarėsim kainą gerą, gausit ir džemperį. Nebūtinai džemperį ir polo turim. Šortų dar neturim vasarai, bet ko gero irgi reikės, ne? Tušinukų turim. Kokiu norit, yra dvi versijos tušinukų. Jau jeigu karas būtų, neduok dieve, tai partizanaut eit negalėsim, nes miške liko plynas laukas, pasislėpti nebėr kur. A tu tikrai eisi partizanaut? Nu, bet jeigu eitum, tai tikrai rastum išeikį lauką, žmogau pasivaikščiok, yra dar tų miškų. Jeigu nebūtų tų miškų ir plynų laukų, būtų vien plyni laukai, tai ką mes darytume? Jeigu jie neaugtų, jeigu jie neužaugtų, ką realiai mes darytume? Jeigu būtų vien plyni laukai. Tai jeigu nėra miška, nėra kur pasislėpti, tai reiškia, mes sėdim be darbą, mes nekuriam video, nekeliam 3 ar 4 metus. Pastoviai keliam video, kaip kertam. Teigia, kad esi vagis miskų. Miskų? Miskų. Pasu ir U nuosinė ar... Miskų. Miskų. Vagis miskų. Gal yra žinančių, ką nors, iš ko nors, ką nors pavogiau, apgavau, papasakokit. Miskų. Vagis miskų. Gerai. Bus kaip Afrikoje, nei vieno medžio ir krūmų, gėda Seimui, kad taip lengvai leidžia mūsų miškus naikinti, gėda, kablelio taškų nėra. Lietuva apskritai yra tokia marelė, kad jeigu nieks čia neūkininkautų, jokios ūkinės veiklos nedarytų, nestatybų, kelių tiesimo, absoliučiai visi žmonės dingst iš Lietuvos 100 kokį metų, tai mes drąsiai galim tai, kad Lietuvos visa Lietuva būtų vien tik tais likę ežerai ir miškai ir upės. Viens parašo nesąmonę, tai visi, jau čia žiūrėk, jau tas jau pašika, tai galiu šikti ir aš. Nors viens būtų parašęs kažką ta prasme, realiai padaryto blogo. Viens parašo Urots, kis parašo Gaidys. Komentaras apie nieką. Aišku, kad kreipiau dėmesį, kad yra tokių komentatorių, kurios jau pačius pykda tų heiteriukų rašomos nesąmonės. Ir jie jau į juos pradeda žaibuoti, žiūriu, ir be mano pagalbos. Tai ačiū jums.